13 ratų aplink tanką, kad prakeiksmas dingtų nors kartą. Kiek planavom, vis kažkas ne taip, bet šį kartą spaudžiam iki galo. Kaip bus tai, kas modelio, kas per upę, kas su boblinu parūkė. Niekas mūsų nestabdys, tikslas pasiektas bus šis. Ei, Varingtonai, mes jau čia. Buvo pakeliui, bet ne vienas nesuko man gal link namų. Почой, Аня, жиприк. Galvoju, pačioj upėje. Sakau, pačioj, galvoju, kelias, o pačioj čia upė. Šiaip rytuose labai supopuliarėja arklolai, kad ten arklojami. Nu, čia kaip bebūtų sportas, taigi čia yra šitos linksybės. Taip. Aš pats irklavau kažkada, tai 14 metais. Bet tai tu kažkada irklavo, tai dukra tenais irklavai. Taip irgi buvo. Aš čia... ką negalim, mes čia negalim. Parazitai savo šaliai. Jo. Oi, ir sugedo. Ne, užsidek. Matai? Pas mus visi pradėtų važiuoti prie tokio, o čia rodo, kad signalas tas baigėsi. Štai, aš jau ir pradėjau važiuoti kelis kartus, bet skirtingos šalys, skirtingos padėtkės. Nu, kodėl? Panevėžy, pavyzdžiui, be geltono eismas vyksta. Raudonas arba žalias. Ten nėra mirksinčio geltono jokių. Ir mirksinčio žalio nėra. Važiuoju pėt raudonas, tai beveik atšvaičiu. Matėm, tai va, su dviratukais tašėsi viskas tvarkingai. Tai ne mes čia benzinu varomais. Kodėl? Mes visų pirma dar užsiiminėm rekreaciją. Čia jau. Čia dar žmonės štai. Plečiam savo įplotę, atnešim į savo tėviškę informacijos. Prašviesintės. Jeigu tai per tą patį laiką mažiau veiklos, tai čia yra labai savanaudiška. Pačiam minti pedalus ir mažiau matyti. Blemba, nesutikčiau, žinai, šitoj vietoj
laiko atžvilgiu tai taip jis ilgiau tai daro, bet mato tai tikrai daugiau nei mes. Čia jau mes galim diskutuoti. Nu žiūrėk, tu dideliu greičiu pravažiuoji, neužfiksuoji tam tikros detalės, tam tikro pastato. Aš nekiau per mūsų kelionę mes pamatėm dviračius. Per laiko tarpą tą. Bet tai taip, tai turi kitą variantą. Ne. Turi tam tikrą kiekį laiko keliauti. Kodėl stovinčius raktas randa ir įjungia tą įpą kažkaipinį. Man tai keista, žinai, kad jis lietuviškai nesupranta. Nes nu jau viską, Gemini, žinai, su aš tiek lietuviškai, bet tą Aurora nueina išsijungia. Jis gali lietuviškai šnekti, bet tu jam simputų sankryžą. Negalima, Pauliau, to daryti, jis paskui tave nuves ne ten, kur reikia. Girdim. Žiūrėk, mus filmuoja. Mus filmuoja, žiūrėkim. Mojak. Manau, kad mes čia niekur nepravažiuosim, nieko nepamatysim, viskas kitą pusį. Girdim. Tau bandė prisijungti kiti draugai. Gal tau jau insulinų reikia? Įpisai?
Aš važiuoju jų priekį, man atrodo. Važiuojam, Pauliau, važiuojam. Nu visai kitas padveikia vidus stovėjo. Kur? Ten pat, kur mes. Bėgius reikia persijungti. O kur Paulėnas? Aš čia. Ne. Vos matosi šalmo galiukas. Lenk, Vojt. Aš čia turiu nuostabu navigavimo reiškia principus, kaip jis absoliučiai visada veda kardinaliai priešingai negu Mindaugas ir Gal Mindaugas kitą tašką užsideda. aš nesuveiklu važiuoju. Va, matai, kur priežastis. Pauliau, kaip tau sekas už to Megano važiuot, blėt? Ramiai? Matau jau dabar. Lenk mane. Lančą gal. Čia tas šefas? Nežinau. Aš jau šiek tiek pažįstu. Iš pradžių galvojau, kad E9 trojkė BMW iš toli, bet paskui kai privažiavo žiūriu dar senesnį. Britai tai turėjo savo marką, kada jis visokių ten. Labai taip, pavyzdžiui, toks kaip roveris. Tai roveris tai dar buvo, tai didelė, bet buvo pažiūrėt, kaip tai sako. Viskas buvo lamučiai, gaunu. Taip.
tau bėgių nereikėjo be renginių. O, trūksta cukrus. Так, pardon, Krasnar. Eik tu. Да, супер, и дальше, да. Так, вот пикли. Pauliau, priimt dešiniau, gal pralys jie, jeigu tiesiai važiuoja, ne, priims. Blet. Oho, kaip arti praėjai. Votikas kamikadzė. Kokį matau vingį, ant kurio užvažiuosim gražų.
atgal reikėjo atsukti pažiūrėti.
dešinę reikiuojatės? Tiek čia į dešinę dar nesirikiuoja. O dabar pradeda po truputį į kairę rikiuotis, bet dar anksti, dar 3,5 mylios. Man jau su pusė mylios dar važiuoti. Ant traumos visą į stiklą, ta prasme, po to faktas, kas čia vyksta. Čia tai rodo Mindaugai, kad yra vabzdžių Britanijoje. Nesikišau, kad kažkaip tai nežinau. Šimtas rūbustas ir važiuoja 350 sirpus leidžiasi. Mes nepralindom. Pralindot, okei. Nepralindot? Iki dabar tęs reikėjo, bet čia mes nelabai kur galim. Tai Važiuokit kiek kilometrų tiesiai. Atvarom į girdi. O kur varyt? O tai per kur tiesiai, blėt? Jau? Manau, kad ne ten nuvažiavom. Mes žiedą pasiekėm, neteisingai čiuoju. Блėt, mes jūs girdim, bet ne ten nuvažiavom, stopudovai. Reik sustot, vait. Tai paskambinsim, kad duotų koordinatą, kur važiuot. Kurva, nėra kur sustot, blėt. O kur jūs esat? O kurva, pataikėm! Nelaimės, bet mes atspėjom, kur važiuot. Mindaugai, ta proga vėl ir tu jau čia iššausi šį vakar. Vieną kambarį. Eik tu, kai čia bairis, blėt, pizdet. Bet girdim, kad jūs kažką žinai, tai vadinasi, ten važiuojat kur reikia, nes kitaip ten gimpintės iš karto. Bet tu supranti, kad reikėjo už šviesoforo pasirinkti dešiniau ar kairiau, tada žiedę pasirinkti. Jo, ir mes aplėmės likom, sakau, kažkur palauk, kur tu palauksi
Nulenk, Vaitas. O mum ten, supranti, užblokavo vienoj juostai fūra, kitoj dvi mašinos ir nei vieni, nei negreičiau. Bet kad atspėjom įvažiavimus, tai čia buvo tobula. Aš žinok, tiesą pasakęs, galvojau, jūs tikrai kitur nuvažiavot. Mes jau ieškojom su Vaitiku, kur stoti ir jungti navigaciją. Čia sutapimas konkretus, va. Бля, 9 кило, man. Dvi padalėlės. Ai, kaip čia gražu, ai, kaip čia nuostabu. Vandenukas pasibaigė. Čia buvo čytas. Bet tokioj vietoj, kur toks greitis, toks nusisukimas ir dar ant posūkio yra tiesiog tobulas. Padarė, ką padarė. Tarpinį tašką uždėjai, blėt, iškėlimą gaila.
greičiu nuo tokios vietos ant posūkio greitkelio, kuris yra aklas, tai tiesiog tobula. Nu, aš per 4 mašinas, tik sakykit, jei nusukinėjate. Блять, ir nepralysim net pro tą, gal? Varom? O, kurva, ant vieno to!
Ne, ta juosta Šepečiai. Šepečiai. Jei Šepečiai kaip važiuoja? Žiūrėk, dar galima prirakinti. Šepečiai. Jau galima prirakinti. Čia šitas tai iš serialo. Šepečiai. Šepetelai. O čia ne veltui gal rimtai prirakinti reikia. Atvykom į aviacijos muziejų. Einam apsidairyti. Sako, 5 valandas apžiūros. Pavargsiu. Jo, ir žvalgybinės. B2. Va taip jie. Prašau, o čia mes turime Harierį. Horizontaliai ten viską ir komunistai darė, bet ne visai. Nepavyko, nes jie turėjo, Jakas 38 turėjo 6 variklius, o šitas turėjo viso labo vieną. Jau, Harieras. Dabar pirmantą pūdami Jo, feną padėjo. O jisai turi 4, kurie per masės centrą yra ir čia, o srautai tik tais galuose, priekyje vienas ir gale vienas, toj uodegoj. Tai šitas elementariai, genialiai paprastas yra. Čia gal flešas, britų turbūt analogas žvirbliuko. Kaip pamenate, žiūrėjome kažkuria muziejuje MiG-15 variklis Čekijos. Yra identiškai, viskas pavogta, absoliučiai, o čia yra originalas. Harrieriai kare su Argentina, nes jiems sakyti Falkland War, bet jie ganėtinai gerą techniką buvo įvaldyti. Bet jie taip pat įmetė šitą melagingos informacijos, kad jie tipo dėl savo vertikalių gebėjimų sugeba manevruoti tipo tight turning radius, kas buvo šiaip netiesa. Nes jisai yra AV, tai yra šturmovikas vertikalaus kilimo, jisai neskirtas šitam, bet su sidewinderiais visai gerai jiems pasisekė. Be praradimų jie tam praėjo, manau, dužo gal vienas. O čia yra Spitfire'is ir šitas yra jau naujesnių versijų, aš taip suprantu. Kaip sakant, Nes pirmos dar kabiną turėjo seną. Čia kas yra įdomu iš Spitfire'o, radiatoriai šitie yra vadinama nulinio pasipriešinimo. Aš kai pirmą kartą šitą bairį sužinojau, aš buvau apakęs. Kaip gali radiatorius būti nulinio pasipriešinimo, kuris oro sraute kabo? Pasirodo gali, jo temperatūros parinktos aukšto lygio, jisai vėsina tiek, kad susidaro reaktyvinė trauka. Ir jinai kompensuoja ir prideda šiek tiek dideliam greičiui esant, maksimaliom apkrovom prideda traukos. Čia yra grinai Britų išradimas, Antro pasaulinio karo metais nieks nepadarė, o po to jau ir nereikėjo. Vampire. O, hebra, čia ta prasme, čia yra wow. Čia yra tas bombonis. Čia yra vulkanas. Čia yra V-bomberiai turėjo du išeities domkinus, tai Vulkanas ir Viktoras. Viktorai dalyvavo kaip kuro tankeriai bombarduojant Argentiną, o šitie jau bombino. Palubiai kabo, nežinau, reikia modelį pasižiūrėti, bet greičiausiai Canberra, nors ne varikliai per arti. Iš čia nepažįstu.
Labai garsiai veikiantis lėktuvas, kiek žinau. Švilpia, labai varikliai specifiniai. Atskirtuvas yra, bet šiaip tokio paėmimai, nu, netobula yra schema pati, bet kaip savo laikui, tai jisai įspūdingas. Ir čia yra Bombėjus dar. Taip. Kaip matot, nereikia jam daug vietos. Bombom branduoliniam gabenti mažai ko reikia. Ir čia yra kontūriškumo mažai varikliuose, čia yra tikrieji reaktyviniai varikliai. Jie mažai oro įtraukia, išspjauna šiaip degimo mišinį. Tai yra tiesiog oro praėjimo yra maždaug 20-30 procentų nuo traukos tik tais viso labo. Tai yra labai nedaug palyginus su dabartiniais modeliais. Taip, Tuo pačiu galima pasižiūrėti šitą puikų eksponatą. Lightningas. Jisai turi du variklius. Tai buvo oponentas MiGui 21. Super greitos akceleracijos ir greito kilimo interceptorius. Ir jo tuo metu bijojo, turėjo patį šūdiniausią radarą ir su šituo lėktuvu yra technikas pakilęs. Čia šitas iš Bombėjaus vulkano būdavo išleidžiamas. Tai. Tai prieš nukrisdamas biškį iššaudo, po to visą įgulą žūdavo. Come on, lads. O kas čia yra, kaip ir šitą nepažįstu. Skraidantis laivas. Skraidantis laivas. O čia yra tornado, galima užklaimbinti. Kintamos geometrijos. Vokietijos pajėgų šitą esu gyvai matęs Panevėžy. Su pasisukančiais sparnais anas yra. Tai šitą yra apendicitas. Kur? Čia yra kuro papildymo šlungas. Ai, pagulėjo ore, kadėdamas įsipildyti. Jo. Ir jisai yra išleidžiamas. Tai šitą tornado kūrė keletas valstybių, tai yra Vokietija, Italija ir Didžioji Britanija vienu metu. Prancūzija pabėgo iš programos. Žibintukas. Kas čia per grožis? Sunderland Mark V. Šitas lėktuvas buvo parduotas į Prancūziją po 1905 metais. Ir žinot, kas jis buvo? O jis buvo naktinis klubas. Jėga. Naktinis klubas, bet dar ir kulkosvaidžiai yra. Į Concordą įlipti galima? Į Concordą galima įlipti. Esu jau buvęs Vokietijoje, jie ten ir tų 104 turi. Bet jo, eksponatai tai šiaip įspūdingi. Concordas. Taip. Bet šitas siauras labai ir lėktuva. Jo, bet čia turbūt tik išlipimas. Nu, varom.
Nu ką, lendam? Žiūrėk. Hermes. Kabina. Kabinoje 5 žmonės. Radistas, šturmanas, radio operatorius, flight inžinierius ir 2 pilotai. Taip. Grinai, taip. Nu, bet nieko šitas. O, žiūrėk, geras, kaip gerai čia matosi. Aha. Variklių jau nėra. Ir čia yra šitos išlendančios, tai esant priešgarsiniam greičiui slopindavo srautą, kad varikliai pompažo neturėtų. Jo. Sako, sovietai pirmi pakilo, bet šiaip sovietų projektas buvo visiškai vogtas nuo britų, špionažas ir nuo prancūzų buvo akivaizdus. Ai, ne, duodaračių. Nope. Kaip subuoja ta galva? Jo, nes va ten šita. Tai vat. Ir šitas yra kelias raketas radaro turėjo nešamas, pasyvinės sistemos ir turėjo tolimo nuotolio infraredinę, bet veikia tai šūdinai labai ten jos. Nežinau, Tupolevo 104 buvo geriausia. Vokietijoje yra, užlipi jį ir tu matai, koks skirtumas technologijoje ir kultūroje. Nu, tai tiesiog vizualiai. Kaip šitas laserpigas pastovi varo ant tų, kurie džizino ant sovietinės. Ne, nu jis tai teisingai var. O dabar vienas yra įspūdingas lėktuvas, kurio pasaulyje, kad sukurt analogą, labai mažai kam pasisekė. Bombonešis viršgarsinis, 2 variklių, britai kūrė, išsibandė, ne čia britų grinai, BAE. Va šitas bandomasis. Jis į gamybą nenuėjo, bet labai sudėtingas, žemam aukštį, vienu žodžiu, viršgarsinis greičiais noras. Ir va tas TSR-as. Rusai kūrė Su-24 kaip šito projektą ir po to Tu-22M, 2M3 yra analogai. Tai šitas daug kompaktiškesnis, bet britai metė. O amerikiečiai pabaigė savo B1. Skrenda žemai, numeta bombą. Bet pagrindinis dalykas tai yra navigacija, sudėtinga buvo ir kompiuterinė. Dabar jie būtų pabaigę tą projektą be problemų, bet tuo metu buvo sunku. Ir pavyzdžiui, Su-24 7 tonas sveria bombardavimo tas kompiuteris. 2 tonas, kaip automobilis realiai. TSR-as. O čia mes dar ką turime. Čia šitas yra Sikorskio kūrinys turbūt. Ne, Veseksas. Gurka.
Tai čia Britai, bet šitą kopijavo ir rusai nukopijavę buvo. Ir jisai nuo, ta prasme, nuo Sikorskės 58. Tai yra šiaip realiai iš principo rusų žydo išmislas yra. O rusai nukopijavo jį kaip Mi-4. Lauko šitą kartą servisas labai buvo geras, nes prieinamas. Nu, ten viršui paprastas variklis, bet jisai neturėjo turbinos. Ne, ten krovinių. Čia turbinas. Tai matai, kur vamzdžiai išeina. A, jo, vamzdžiai išeina teisingai. Dėl razvisovkės. Bet jisai Čia yra turbina, taip. F4. Šitos Britai visai neseniai nurašė, o gal dar ir net nenurašė. Sky Flash. Geriausia tai tie tonketus susišredina. Dabar atkūrinėja. Iki skraidančio 2 atkur žada. Jo, turi dalių ir dar... Nes kad netitektų šitom šalim, kuriom... Kas ten jų turi dabar? Ir negali su jais. Iranas, bet jau dabar neturi, sudaužę. Handley Page Hastings. Šitas geras monstras, bet iš principo sukurtas kaip keleivinis laineris, bet nuo Dakotos principo. Ir varikliai tie patys, kaip aš įsivaizduoju Merlinai. Jo. Ne, Bristol Hercules. 14 cilindrų. Kiekvienas. Didelis rūpužė šitas. Nu ką, einam Viktoro pasižiūrėti. Viktorą. De Havilland Vampire buvo pirmos kartos reaktyvinis. Jis šit kare ekšino, bet šiaip nieko nedalyvavo, nes jau buvo pasenę tuo metu. Tiesiog labai vykęs daiktas. Ir reiškia, Jordanija jų turėjo ir jie kovojo su Izraeliu. Su įvairiais pasiekimais. O čia yra Viktoras. Viktoras atrodo kaip kosminis laivas, V-bomberis, bet jie po to juos naudojo kaip refuelinimo. Daugiau ir realių kovinių veiksmų jie kaip ir nematė, nes vulkanai į proveržį eidavo. Taip tariant, ant Argentinos metė. Taip, ant Argentinos, bet šiaip tai įspūdingas ginklas irgi. Labai daug lėšų jie įdėjo. Daug lėšų jie išleido, tikrai ir buvo brangi programa, superinė. Čia kažkoks niekingas surūdijęs šlamštas kaip BTR 60. Per arti laiko gali virtis kartą. Jo, čia taip labai neatsakinga, čia gali rūdimu užsikrėsti technika, vat matai, jau yra ir nukentėjusių. Gaila, į Viktorą negalima įlysti, bet aš taip gal ir suprantu, kodėl negalima į Viktorą įlysti. Linksas. Vienas greičiausių sraigtasparnių. Pakankamai naujas daiktas ir greičio rekordai yra būtent jo priklausomi dabar. Ten ruskiai gyrėsi, kad šitą, bet pakartot negalėjo. Gali padaryti aerodinaminius manevrus. Šitas labai vykęs korpusas, bet juos nustojo gaminti. Irgi neatsakingai Britai. Nežinau, kaip taip galima. Ten matau irgi kitą šlamštą iš Sirijos atbubintą. Mygas 21. Nu šitų tai esam matę be skaičiaus. Kiekvienam kaime. Ir Panevėžy, Panevėžy irgi stovi toks pat. Ir čia dar tas į priekį atsiverčiantis F modifikacijos turbūt. Į priekį atsiverčiantis kažkas. Gaubtas dengdavo pilotą katapultacijos atveju nuo viršgarsinio srauto. Tai jisai iššauna, nutempia ant galvos tą dangtį, o tu už dangčio esi, kad tavęs nesudraskytų.
bet tikimybė išgyventi iš katapultavus viršgarsiniam greičiui beveik lygi nuliui. Yra amerikietis kažkuris Navy, kuris prie 1,2 Macho katapultavosi, tai jam oda buvo nudirtas rauto oro, ta prasme, akis išėjusios operavo nervus, ta prasme, nu, žiaurios traumos. Tu sakai, kad vienas yra čia Lancasteris, ten Lancasteris, o čia šitas kometas, ne? Vulkanas. Vulkanas yra Jo. ir Viktoras, bet dabar aš matau Viktorą čia, tai vat, Tai dar... reiškia, tame muziejuje nieko nėra, mes jau nevarysim. Nes viskas yra čia. O čia klausyk, šitą užlipti galima. Tai šitas pasirodo, nesupainiau, čia ne tas. Nes Britai ką darė? Ten dar tornado. Euro Lancaster. Šitas labai žymus daiktas. Tai Britai naktim dubasindavo, o amerikiečiai buvo dėję visai ir jie dienom. Tai pagrindinis dalykas, kodėl dienom, tam, kad palyda galėtų besileidžiančius naikintuvus vokiečių gasilinti. Aš tai galvojau dėl to, kad amerikiečiai buvo humaniškesni, o Britai neturėjo garbės kodeksų ir darė tų naktim. Jo, tai Jau taip sakė Alkanafteris. Taip, o šitie tai šiaip labai daug žalos padarė. ARL Collective. Pažiūrim. Atvar. Jep. Panašus, jo. Mustangas, Mindaugai. Nu, Mustangas. Nu, kuris čia iš kačių? Bearcat F8. Čia lėktuvnešiai šitie buvo. Jo, lėktuvnešius juos gamino ir dar ir tobulino. Ir jie visi žiauri panašus, ta prasme, japonai maišydavo, kai kada jiems tas sumaišymas gyvybę kainuodavo, žinai. Ta prasme. Galvodavo, kad senesnis, o ten jau patobulintas su naujesniu varikliu. Jo, ir tada tas manevras šlauždavo, kurio ankstesni nesugebėdavo ir gaudavo malkų. Wildcatas, o po to atsirado Hellcatas. Tai Hellcatas visus atidaužė. O čia Curtis P40. Šitas kinam buvo duotas ir ruskiam buvo duotas ir britam irgi buvo duotas. P40. Wildcat. Skraidyti su tokiais daiktais, tai buvo... O žiūrėk, aviacijoje kuro įpurškimas jau buvo norma. Ta prasme, cilindro... Ne, bet žiūrėk, karburatoriai būdavo visai išdėstyti ratu. Su įpurškimu. Ir šitie rotoriniai irgi. Pirmieji Spitfire ir Hurricane turėjo karburatorių ir vos padarydavo žemyn nosį, iškart užgesdavo. Bet jau praktiškai 37-35 metais įpurškimas normalu buvo. Bristol Viewfighteris.
bombonešis. O čia Spitfire'is ir paskutinių versijų yra. MK5. Kiekvienas turėjo vis daugiau, o paskutiniai turėjo 4, jau šitie pirmesni turėjo 3 propelerio mentis. Uraganas. Hawker Hurricane'as, tai kaip... Dar paskraido turbūt. Paskraido, taip. Bet šitas Battle of Britain buvo visi taip žvaigždė Supermarine Spitfire'is, o kariavo daugiausiai šitas. Lenkų korpusas ir keli lietuviai pilotai irgi, kurie buvo, tai jie va su šitais skraidė. Ir daug žalos padarė, tai, sakykime, Supermarine Spitfire'is nuimdavo naikintuvus, o šitie varydavo į bombonešius. Gamyba, aišku, sudėtinga buvo, bet šito paprastesnė. O kur Katalina? Aš nematau čia Katalinos. Hawker Tempest. Hawker Tempest buvo vidaus degimo variklių absoliuti evoliucija. Vietoj grupės su stūmokliais buvo su pasukamu slyvu cilindro. Tai šita technologija prarasta, ta prasme, žiauriai sudėtinga dalim ir vat jie turi skraidantis kelis dalykus. Ir atkūrinėja ir daro, ten kosmosas, ten ir aušinimas sprendė, ir būtent kada įpurškimas ir suko pusės, labai daug atspausdavo ir jisai pavydavo FAU raketas sparnuotas. Ta prasme, labai ir dar buvo, žinai, 20 mm patranka, bet jinai turėjo parko kaip 30. Žiauriai greitašaudės, daug energijos turinčios. Čia trisparnis, taip. Fokeris. Žmonės dirba svajonių darbą ir juos kiti žiūri. Taip. Kaip jie dirba svajonių darbą. Bet visiškai wow. Čia ne tas ar tas? Ne, čia ne tas. Storkas. North American PM1 Mustangas. Haha, jis išskridęs. Ai, ne, ten neskridęs, ten tas. Ten stovi. Mustangas šiaip toli gražu nebuvo pats geriausias naikintuvas. Netgi labai. Jeigu žiūri parametrus vokiečių, ne, esmė pagrindinis dalykas, ką jis turėjo, range. Ir tas gadina. Bet kai virš Berlyno pasirodė Mustangai, tai šitas jau galėjo Hebra suprast, kad jiems pabaiga. Šitas yra labai baisus, bet labai įsitrauktas. Taip. Ir labai garsus. Janet. Jo, kuris taip, bet labai pasitvirtina šitame. Ir Du propeleriai prieš priešinio sukimo. neįvyraktų.
Nors atrodė, kad lygtis labai gausus ir Here born. prulūžo, bet laimų. Firefly. Emilis. BF 109. Ten pasaka kažką. Gloucester Meteor. Gali patikėt, kad šitą antro pasaulinio karo metai sukūrė? Nu, Ta prasme, ant kiek buvo pralenkę dešimtmečiais viską, kas pasaulyje buvo. Nu, tasme, jisai iš vis kažkoks kosmosas. Reikia ropštis pažiūrėti, kas uragane gero. O šiaip geriausias ginklas gynybai yra tas, kurį tu turi. bet kokios sėdynės patogios. Čia dar buvo, tu sėdėjai ant parašiuto. Tai pusė velnio visai. Bet V1 tai nieko toks. Žiūrėk, variklis su šituo žaliuzi. Tokį galėtumėm pasidaryti iš tikro. Kas tokia? Variklis tas bus bombos. Labai nesunkiai gaminamas. Jo. Man rodos, mes ten dar galim praeiti. Į priekį traukia propeleris, o sraigtas autorotacijos principu įsisuka ir veikia kaip sparnas. Tai malūnsparnis būtent ir yra, kur neturi, bet šitas turi ašę, tai sraigtai įsuka variklis pradiniam tam. Josifas. 85-34. Čia kur Rudolfas Hesas atskrido dėrybų vesti pas Britus karo pabaigoje. Ir aišku, kad buvo ne, bet subaladotas ir įmestas į abizjaniką. Ta prasme, stipru čia buvo. O jis buvo įtikėjęs, kad Britai kaip, tipo, žinai, nacionalistai, kad su jais pavyks susitasti, kovoti prieš komunizmą. Tai vat, kaip Putinas tiki, kad sapai, kad Ukraina su rožėm, tai šitas čia atskrido, kad jį su tortu pasitiktų. Smagu.
Mums reikia kažkur padėti, nes pas mus netelpa. Taip ir yra, pas jas ten rimtai nėra vietos. O, bek. Aha, šiaip denginys tai gan įspūdingas. Aš kiek ėjau pro juos, tai visur plytos ant trapų. Kad vėjas nenuneštų, va matot, parišta. Jo, iš esmės taip. Ir dar ground efektas yra, dar pagerina. Trident trio. O ten Argentinos Pukara, tas šturmavikas, kur daužė Britus. Šiaip šitas labai vykęs. Yeah. O ten kas, M3 Stuartas. Kur mes į velnes matėm? Kur Stuartas? Stuartas? O šitas. Kieno Stuartas? Šitas, kuris smirda mažiau negu Vojtas. Bet jis tai M3. Ly. Tasgi, kur dvi patrankas turi. Ly, jo, Ly, teisingai. Šitas, kur tau iš garažo liuliuką ištraukti, tai šitas akurat tilptų. Ne, M3 Ly, jo. Kur vakar važinėjo. Kur kūro mišinys geresnis negu pas Vojtas. Vis tiek nėra 55 kalibrų. Ta prasme, kada, Mindaugai, paskutinį kartą buvai per pusę metro nuo B52? Nu, jo. A10 Gatlingas. Nu gerai, į kurią pusę reikia eiti? Ratu. Nu davai. Nu, BPM2 yra BPM2, blemba. Biškai didesnis už B17. Ir tas surūkęs korpusas, kur darytas specialiai kniedint, kad galėtų surūkti, kad įtempimų nekiltų. Kai po to pakyla stratosfera, išsitiesina dėl vidaus spaudimo, o kai temperatūrinės dalys, jis turi sugebėti vaikščioti. Konstruktyvas standus, o apšifkė ne. U2. Bet tam du per visą vietą. Are you going to school? Kur? Eik tu nahui. Aš dar šitą nepamačiau. Nu, čia blemba geras. Holy. Pavogė tą serą. Viskas purvina. Nevalyvi labai. Vilkas nenuvalytas, nes panašiai. Taip. Bet šitas irgi įspūdingas daiktas. Čia jeigu žiūrėti šitą daiktą, tai čia kacapam dar ir dabar nedaeis iki šito, kaip jie padarė. Dabar tai tuo labiau. Dabar tai tuo labiau. Negalėjo, o dabar tai iš viso. Ir prie matokas turbina yra antrinio atgalinio srauto stabdžiai. Ant tiek viskas paprasta, bet režimas, jisai ramdžeto režimą nueina prie tam tikrų greičių. Tai kiek skaičiau, kad po kažkiek skrydžių kūras bėgdavo pro plyšius. Jis iš karto bėga, nes užsihermetina tik užspaudžiant, kai jis sušyla iki kelių šimtų laipsnių, temperatūros apšipsė.
B29. SR72 yra wow. Absoliučiai wow. O viršui F15. Irgi absoliučiai technologinis šedevras. There's a thing about him here. It's very sad. Bet A10 tai toks, netoks ir mažas. Visą laiką simuliatoriuose jis atrodo kaip mažesnis smarkiai už didžiuosius naikintuvus, kaip F15. Nu, jis didelis, sunkus ir griozdas. Ir neša daug. Tiesa, tas mažylis neša su vienu pilotu maždaug 2,5 karto daugiau negu B17. B17 3,5 tonos nešė viso labo. Ir šitos pasukomas. Jo, jisai man turi. Jį dar vadina tik tai bombos nužvežimų. F111. Šiaip irgi įspūdingas aparatas. Programa buvo, kad vienas viskam, bet nesigavo absoliučiai niekam. Velnes, kur mes šito matėm jau? Tiksliau, kur mes jo nematėm. Biški, jis, taip suprantu, yra pamėtęs kovinių reikalų. P47. ...24 bomberis Liberatoras. Šitas teoriškai buvo iš B17 tobulesnis, bet sunkiau gamintas ir šiaip žiauriai daug nuostolių patyrė irgi. Bet amerikiečiai vertino, kad Europos frontas yra technologiškai labiau atsilikęs, nes čia B17 kaip ir pakako. O vat Japonijai dubasinti jau reikėjo 29. Va šitas daiktas turėjo 2000 variklį. Tas viršų mūsų. Jo, 47. O, Thunderbolt, ne? Jo, Thunderboltas. Ir A10 yra jo kaip ir įkvėptas. Jo, jisai tipo buvo kiek per sunkus. Bet čia buvo žiauriai galingas ir jisai, ką jis turėjo? Priekyje variklis, o čia yra turbochargeris. Ir viskas per įpurškimą spręsta, tai realiai visas tas lėktuvas, visa machina yra šiaip turbochargeris ir variklis. Ir tada, kas lieka, 8 kulkosvaidžiai 50 kelo sparnuose. Jis po to buvo skirtas, nu, kaip ground assault. Ground assaultas, yes. Buvo skirtas kaip judėti bombonešius. Bet buvo biški per sunkus čiučiut.
Bet gero piloto rankose buvo žiauriai pavojingas ir duodavo malkų. O šitas daiktas P40 C47 Dakota, tai resurso neturintis lėktuvas, pagal techninę būklę darytas, jį nukopijavo sovietai kaip Ly-2, po to kinai gamino kaip ten savo Nengchang, ar antras ar trečias, neatsimenu, bet gyvas bybis. Ta prasme, ir visų jų kopijos absoliučiai ne per plauką nepriartėjo prie originalios kokybės. Nu, ta prasme, kai pabaigė gaminti, gal 60-aisiais dar vis tiek gamino atsilikusi šūdą nukopijuotą. Bet čia biški kulkosvaidžių turi. Šitas 17, žiūrėk, du į priekį. Pilotų valdomios turėlės apačioj, turėlės viršui. Ir dar šoniniai 4. Viskas tam, kad šaudė taip, kad nepriartėtų Mr. Schmidtas. Bet Mr. Schmidtai vis tiek priartėtų. Vis tiek priartėtų. Bet jis toks palyginus santūriai nedidelis. Atrodo, kaip žinai, vat simuliatoriuose čia toksai nepaslankus visą kitą. Bet šiaip jis sąlyginai mažas lėktuvas yra. O B52 prie C5 Galaxy irgi atrodo mizernai mažas. Ne, kur kursieras. Čia T6 traineris šitas. Žinoma, gali būti kokios jūrinis bomberis. Avengeris. 25 Mitchellas, o kur šito pavadinimas? A10, nu truputį. Kadet, va, PT17. Mokomasis. Ir žinai, kuo skiriasi, jam tiesiog variklio antra ir trečia grupė nupjautos nuo radialkės. Nu, aišku, be F4 negali apsieiti pasaulio aviacijos istoriją, nes šitas yra absoliučiai šedevralinis daiktas. Sakė, kad mygas pranašesnis, manevringesnis, greičiau skrenda ir gavo pizdai. F15 įspūdingas iš viso. B17 dydžio. Jis taip. Ir jo 9 tonas keliamoji gale, o F15E, kuris yra didesnis, 12 tonų. Tai čiučiut, žinai. O šitas Curtis, bet neatsimenu kuris. Šitas yra Pirmo pasaulinio karo. Ne, bet amerikiečių ekspozicija, wow. Šitie eksponatai, aš kažkaip tikėjausi, kad čia bus B17 ir Mustangas ir Call It A Day. Nu, šito, ne, aš mačiau, kad yra, bet kažkaip nežiūrėjau ekspozicijos. Nepamirškite, kad eismas vykdomas kairėje. Čia yra, suprantate, aš jau pradedu biškį bijot, kad aš per daug automatiškai tai pradedu daryti. Nes čia tu reik grįžti į kontinentą. Ne, žinok, va ten tai susipysim konkrečiai, ble. Nesuspys. Esat profesionalai visi, ble. Profesional.
Vojtikai, tu kur? Aplenk mane. Tai čia dėl to, kad ant šonų stovėjau. Paskutinį litrą su vakuumu ištraukė. Man patiko. Galėtumėm dabar kokį dar 200 pėm nuvažiuotume. Aš jau taip, žinai, bukai važiuoju, iš paskas. Kaip 200 kg dar galiu važiuoti. Tai iš? O kur problem? Kaip pisų rūkštį specialiai, 200 pirman atgal. Nu, aplink viešbutį suks. 9,7 yra, ja. Dar tokio blėt nesam. Bandėm 9,8, ne. Per viduriuką. Gali pabandyti 9,7 kažkoks. Brangesnis bus, ką man jo reikia. 10 labai gerai. Tai bent sausas bakas buvo. Kiek susipiliai? Vai pasakys, dar pilu. 19,6. 18,4, bet dabar bandysiu dar žaist. Tai rekordininkas. 19,09. Bet jau taip sklidinai privariau, kad va vadyba. Nu ir gerai. Jau važiuojam, ar tu vis tiek šiaip pavažiavai? Tai kad šitas viešbutis už 4 minučių. Armija viešbutis prisiduosi. Darykit, ką norit. Girdit mane? Girdim. Gerai. Aš jūsų negirdžiu. Užsikūrė 353 litros. Tai yra 353 km su 19,5 litro. Nu. 19,5 Jo. Nesusitarėm tik kuriam pirmam. Tik pajusiu, nepajusiu, pajusiu. Aš sakau, palavėkite kažkokį. Aš sakau, palavėkite pat. Ir tu kaip parašau. Bet šiaip tai vieną gal KTM ir sutikom, ne? Mindaugai. Aš kažkaip tai tada kaip prie to Podvodkių muziejaus, kai matėm ir daugiau aš tai nemačiau. Jo, Gosporto, tai taip. What the fuck, na, aš galvoju, mes važiuosim, blėt, toliau, na. Ne, čia viskas čia gerai. Va, ar dar balė šalia vyks, kas gali būt geriau. Eisim. Giminėjom. Parašyta no parking. Va ten va reikia už to namą kiš.
O ką mes, Pauliukai, toliau, ne? Ar jūs nustatom saugiau jau būtų? Aš tai va čia dar ir prirakinsiu jo. Posėdis baigtas.